turim tokią sąlygą ir mums reikia rasti aukštinės ilgį H, tai yra viena iš kraštinių AD, ED arba FC ir prizmės tūrį. Tai tūris pas mus yra lygų V H kart S pagrindo. Mums duotos kraštinės trikampio pagrindo ir viso paviršiaus plotas. Tai S PAF lygų 1620 kvadratinių centimetrų. Kas yra SPAF? Tai SPAF yra dviejų trikampių plotas, tai 2 kart S pagrindo trikampių plus S A stačiakampio B E D plus S stačiakampio B E F C ir plus plotas stačiakampio A D ir FC. S pagrindą mes galim rasti šitą. Tai S pagrindas pagal Herono formulę, o jį yra pusperimetris, tai kart pusperimetris minus A viena kraštinė, pusperimetris minus B kita kraštinė ir pusperimetris minus C trečia kraštinė trikampio ir ištraukiam iš viso šaknį. Kraštinės mes visas turim. Tai yra 25, 29, 36. Jas sudedam visas, padalinam iš 2 ir gaunam pusperimetrį, kuris yra lygus 45. Taigi pas mus 45 kart 45 minus 36, tai bus 9, kart 45 minus 29, tai bus 16 ir kart 45 minus 25, tai bus 20. Ir iš viso šito reikia ištraukti šaknį. Taigi gaunam, kad tai yra 360 kubinių centimetrų kvadratinių. Tai yra. Taigi dabar reikia susirasti mums aukštinę. Tai aukštinę galim susirasti taip. S A B E D bus lygų 36 kart aukštinė mūsų. Toliau S B E ir F C stačiakampio, taip pat plotas bus lygų 25 kart aukštinė. Ir galiausiai paskutinio stačiakampio plotas S A D F C bus lygus 29 kart aukštinė. Taigi gaunasi, kad viso paviršiaus plotas pas mus yra, jis yra 1620, yra lygus 2 kart pagrindo plotas. Tai pas mus pagrindo plotas yra 360 plus 36 H plus 25 kart H, tai aukštinė, ir plus 29 kart H. Čia aš kažką parašiau ne taip, čia turbūt ne 6, o kart H aukštinė. Taigi iš šitos lygties gauname H įsprendę. Ir H yra lygus pas mus 14 cm. Prieš tai radome aukštinę, kuri yra lygų
užrašom, kad nepamirštume 14 cm ir dabar galima visai nesunkiai rasti tūrį pagal šitą formulę. Taigi antra uždavinio dalis yra V, H, tai 14 kart S pagrindo. S pagrindą mes radom čia, tai yra 360 kvadratinių centimetrų kart 360 ir gaunasi 5040 jau kubinių centimetrų. Viskas, sprendėm uždavinį. Prieš tai radom aukštinę, o dabar tūrį.